Labas, paviliukai. Labukas. Čia mes kaip ir turim nuotolinį sumušimą stakano. Cheers. Cheers. Na, Bumt. bumt. Gavosi geras bumt. Rubrika įkalkim. Įkalkim. Trečiadienio random. Gerai. Šiaip tokia buvo duobėta savaitė. Šita, nes pasakysiu. O kaip tu? Aš žinau, kaip ir normaliai. Po praeito epizodo, kiek čia visko buvo, tai viskas labai taip paprastai praėjo, ramiai. Dar inventorkė, tai toks, žinai, biški buvo darbo, tai šiandien taip normaliai. Nebuvo daug minuso? Ne, nebaisiai daug. Toks, žinai, proto ribose viskas. Geriau nei gerai. Jo. Tai džiaugiuosi, kad ramiai praėjo. Dabar aš matau, kaip kituose kanaluose mūsų kolegos, kurie turi kažkokias laidas, tai yra dabar norma, taip pasidaryti po kokteilį ar kažką ir tipo šnekučiuojasi, šnekasi, žinai, taip. Ir atsiranda tada iš karto toks vaibukas, žinai, čia, hi-ha-ha, žinai. Tai va, tai mes irgi kojam su tendencijom. Ir norėjau papasakoti, kas įvyko šį pirmadienį, dėl ko man ta savaitė tokia buvo biški duobėta. Nes, matai, aš užsiemu videografiją, kaip čia pavadinti, filmuoju su GoPro tą gamtos, norvegišką gamtą, žinai, ir aš tokį naudojau keletą mėnesių iš išorės prie stiklo priklijuotą GoPro. Bet tas priklijavimas nebuvo labai profesionalus, bet jo realiai užteko, kol buvo šilta, žinai. O kai prie įšalusio stiklo lipini, tai jo labai nukrenta laikymosi galimybės. Tai realiai dėjau ne ten, kur visada, kitoje vietoje, ten, kur šalčiau. Esmė tokia, kad sakyčiau, kad pamečiau GoPro, bet prapisau GoPro. Ir jo, ir taip, dasi naujas viskas, žinai, tai taip, tokie treniravau save, kaip moku priimti tai kaip pamoką ir tiesiog, kad shit happens, žinai. Tai tokį pirmadienį turėjau, jau šiandien, jau dabar jau susitaikiau, žinai, nes aš važiavau ten visą tą atkarpą, kur filmavau, žinai, galvojau, rasiu, kokiam griovy ir kur, bet, žinai, tokie dalykai nukritę, tai jeigu nukrito pamatė, kas tai ilgai nestovi palei keliai. Kad ir šiaip, žinai, pravažiuojant sunkiai tu rasi. Tai jeigu nusiridena, žinai, kokį šaligatvį ar ten griovį, tai ragas nematysi, žinai. Jo, nes kai tik važiuosi pro šalį, kur tu pamatysi, bet lemba čia žiauriai sad vibes. Tu savo prapisai GoPro. Jo, bet, priemu kaip pamoką, kad reikia dabar, kai kitą jau nusipirksiu. Nes dar man gedulas dar nepirku. Dar liūdžiu dėl praeito. Gedi šito, ne? Gedžiu GoPro. Bet jau darysiu researchą ir biškai rimtesnius pirksiu laikiklius prie automobilio. Ten tokie būna, kur prisipompuoja, žinai, taip jau rimtai per 3 vietų kontaktai. O čia buvo toks vienas ant stiklo, tai ten jisai daugiau gal pritaikytas iš vidaus, žinai, gal klijuotis, gal taip, žinai, ne išorai. Tai, žodžiu. Išvada, kad biški kaušas, bet pamoką paėmiau, kad reikia biški atsakingiau su GoPro bus, nes bus tada no Pro. Grinai, blemaškai buvo GoPro, dabar no Pro. O gal ir iš tikrųjų, žinai, Go ėmė ir išėjo. Jo, ką padarysi. Tai va, tai tokie mano nuotykiai, net specialiai nesakiau tau, kad nustebinčiau su savo nuotykiais. Žinok, tikrai nustebinai. Nes kaip pagalvojus, blemba, čia toks praradimas nepigus. Brangi pamoka. Šiaip ne faina, jo, tokia biškai brangi pamoka, bet
Bet, nu ką padarysi. Bet šiaip gal gerų atradimų turėjai šią savaitę. Ta prasme. Tačiau ten siuntėjai nuotrauką. Nu, praradai GoPro, bet pigiai kažką įsigėjai. Ai, jo. Tai, nu, aš irgi dar, žinai, nesidžiaugiu iš anksto šitais dalykais, nes tos vinilo grotuvai, jie yra, kai aš jau nusipirkau, man pasakė pažįstamas, kad jie būna nusidėvėję ir jie būna, kad peršoka jeigu. Ir tada jau sugadina patį manilą, žinai, tai gali būti, kad jis jau sugedęs, nu, 50-50, žinai, aš dar neturėjau kada net jo pračekinti, žinai, turiu tų plokštelių pigių, tai be garso pračekinsiu, ar neperšoka, žinai, o paskui žiūrėsim, svarbu, kad nusipirkau, kaip ten viskas prasidėjo, kad aš mėgstu per tos second handus prasisukti, žinai, kai turiu laiko, ten, pavyzdžiui, 2 taurės nusipirkau vyno tokios, nu, viena taurė kainavo $1,5 euro. Tai realiai, nu, už dyką. Nuvažiuoji ir ką nori pasiėmė už dyką beveik. Tai ir šiaip ten tokių senovinių dalykų, ten iš paveikslų pirkės visko, tai mėgstu pasisukti. Labai smagu man ta senovė visokia ir antikvariniai dalykai. Mėgstu tos antikvarinės parduotuvės, kur mieste tik būnu, pamatau, tai lendu iš karto žiūrėti, kas ten gero. Nu, bet ten tikrai smagių dalykų galima rasti, man kažkaip irgi patikdavo. Visai norėtųsi vėl prasisukti pro kokį norvegišką butiką. Tai nebūtinai, aš čia kai buvau Lenkijoje, kai buvom su draugais Varšuvoje, ten centre irgi fainai, vieni tokį gerą, žinai, butiką jau. Na, kažkaip gal čia irgi reikia pasižiūrėti, kažką galima gero rasti. Jau žinot, Kaune tokių yra tų butikų, tik gal net netrasta, žinai. Šiaip žinau vienoj vietoj, kur yra, bet ten lembiškai durnas privažiavimas ir nu, kažkur tada reikia ieškoti, kur ten tą mašiną pasistatyti, žinai, ir tiesiog paeiti. Bet taip įsivaizduoju, kad ten tas butikas bus toks, kur, žinai, viskas pakankamai taip prabangiai. Čia toks nenorvegiškas, žinai, butikas, nes čia pas mus atrodo, jie tokie biškai, žinai, kadangi senoviniai daiktai, tai žinai, ir tą kainą turi, o kažkaip Norvegijoje tai pastebėjau, kad tiesiog tikrai viskas gan pigiai, žinai. Žinai, gal kad yra taip, kad daug žmonių yra su tokiu pertekliu, žinai, ir tų senų dalykų daug atsisako lengvai, žinai, jie tiesiog perka naują, tai gal dėl to. Gali būti. Na, šiaip sakau, man tai ten tikrai patikdavo, įdomių dalykų būdavo galima rasti. Ir paveikslą parsivežus ir irgi, man atrodo, podelius va pirkau, kaip tik juos žiūriu. Fainai. Yra čia tokių dalykų. Tai va, tai kažkaip būtų tikrai smagu, o dėl tos vinilo, to grotuvo, tai kažkaip tikrai už tave džiaugiuosi, tai labai tikiuosi, žinau, kad jisai bus geras, nesugedęs ir neprašokinės. Nu, pažiūrėsim, bet aš jau realiai įsigijęs, tai dabar taip jau, žinai, užsikabinau, nes jeigu jisai neveiks, tada žiūrėsiu, kur kitą variantą jau, žinai, kad jau, nu, realiai, toksai kaip ir intro, žinai, jeigu neveiks, vis tiek aš perku kažkur kažką. O plokšteles iš kur pirkai? Ten pat irgi pirkau, irgi viena... Buvo, ne? Buvo ten tų plokštelių, ten, aišku, pasiėmiau, žinai, gal nes pagal savo skonį, bet gal daug, žinai. Tiesiog pabandymai. Jo, pabandymai reikia, tai gal 3 eurai viena plokštelė, tai labai pigiai. Ten net dvigubas, po 2 plokštelės. Pavaročių ten kažką pasiėmiau, ten kažkokių hipsterių iš USA. Net pavaročio. Jo, klasinės muzikos gerbėjas, karočią pavaročią pasiėmiau, ten originalus, tas diskas visą vinilin. Nu, karočią tam. Įdomu. Bet tai prikolina vis tiek, žinai, bus toks naujas, kaip tik, hobis. Klausytis muzikos per vinilo grotuvą. Tai dar reikia ten specialus yra valytuvas tom vinilo plokštelėm, reikėtų nusipirkti prieš pat grojant. Tai, nu, žodžiu. Toksai? Nu, specialus nuvalyti tokie kaip brikas toksai, nuvalyti būtent tom vinilai, žinai. Kad dedant, kad, tipo, žinai, nebūtų jokių nešvarumų ar ko, kad nestriktų ten niekas, nes kaip ir sensityvų dalykas, žinai. Supratau, man šitą tai nežinau, bet... Jo. Nu, matai, aš turiu pažįstamą, kuris... Tai nežinai. Jo, aš turiu vieną pažįstamą, kuris šito domėsi ir tai... Gerai info gauti, žinai. Gali, žinai, kažką tais patarti vien tam, kad, žinai, nesugadintum kažko.
Jo, nu tai kaip sakė, iš tos lietuviškos praktikos, tai jeigu mažiau negu 100 eurų moki už tą grotuvą, tai reikia labai atsargiai tikrinti, žinai, nes jeigu nebūna sugedę, tai, nu, realiai, jeigu nusipirkite brangų vinilo diską, žinai, ir tu sugadinti gali su to aparatu, nes jeigu jisai peršokinėja, tai jisai peršoks, ten pereis turbūt brūkšnys per tas ir, nu, bus toksai, žinai, garso trukdžiai turbūt. Tai realiai už karto turi žiūrėtis jau, nu, nepigaus to grotuvo, ne? Jo, tai realiai, jeigu taip, žinai, nori jau taip jau, žinai, prabangiai, tai reikia naujo turbūt prie geriausiai, neįdomu, kiek kainuoja, irgi pažiūrėti. Šiaip, žinau, kainos tai įvairios buvo, tai tas vat įdomu klausimas, ar pats tas naujas, kaip tos kokybės, žinai, skiriasi. Ar iš to tam naujo taip gali būti, ar kažkaip kitaip. Nes šitas tai originalas, tas pioniero, žinai, tai toksai, nu, kažkada buvo rimtas. Nu, pionierius grotuvai tai iš tikrųjų geri, bet, sakau, nes čia, pavyzdžiui, dabar pažiūrėjus vinilo tų grotuvų įvairių, žinai, yra. Tai matau ir po 3, po 4, po 200, po 100. Įvairių tų kainų yra. Tai dar palyginus visai normaliai. Net nežinau, vat kolega irgi turi vinilo grotuvą, čia dabar dar irgi užsisakė plokštelių iš vokiečių kažkokios parduotuvės. Tai vat kažkaip neatsimenu, už kiek jisai pirko, bet kiek pamenu, tai nepigiai mokėjo. Tai gali būti ten, kad, žinai, ne keli šimtai, gali ir būti daugiau, nes, va, pavyzdžiui, matau ir vinilo grotuvą už štuką 799. Oho. Tai, žinai, panašu, kad įvairių tikrai yra. Nu, aš tai iš tokį rimtesnį radau, tai 400 kiam. Nu, tai manau, kad... Nu, bet čia jau gražus, jau čia, žinai, toksai matosi, kad fresh. Ir taip pasidomėjus galima sužinoti, žinai, kokio čia to gamintojo geriausiai būtų ir tada jau įsigyja. Jo, bet man tai žiauriai prikolas, ta prasme, turėti tą lentyną, žinai, su tom plokštelėm ir pajungta prie geros aparatūros ir pasileisti tą mėgstamos muzikos senoviniu būdu, žinai. Grįžta tas retro. Toks visai geras vaibas gaunasi. Man tai visai retro dalykai, tai visai faini. Na. Matei, kiek sniego pavarė Žemaitijoje? O, jo. Nemačiau, bet... Aš tai per žinias žiūrėjau, bet... Tais dieną sakai. Ne, aš per žinias nemačiau, bet vat, tu man tai dažnai pasakei. Aš kaip tik... kada čia vakar? Jo, vakar aš kaip tik ten prie klinikų, žinai, buvau. Ir čia kaip pagalvos irgi visai nemažai to sniego, bet kaip pasakai, kad metras Telšiuose, tai net eilėraštis gimė iš to metro Telšiuose sniego. Nu, pavaryk. Gerai, palauk, to gurkšnelį atsigersiu. Senai jau bedeklamavau, žinok, eilėraštus, nežinau, kas čia gausis. Bet va, turiu špargalkę po ranką. Pavaryk. Gerai, pradedu. Apširkšnyja mūsų žiemos, metras sniego Telšiuose, visi kasa, hui pavyksta jiem kažkas. Va ir trečias brolis Jonas, nešas kastuvą kartu, stengias, pluša, valo, bet jau krenta be jėgų. Pusninos kaimynas miega, litras vodkos ir ramu, jei ir kas už kas po sniegu, nieko rimto jam nebus. Tai va, toks 12 eilis. Super. Senkiu. Čia realiai namų darbai tau buvo užduoti, tai puikiai atlikai jos. Jo, grinai, nes kažkaip pasakyp tokį Artūrą eilę, aš taip, žinai, galvoju, bramba primena tą žiemos pasaką, žinai, eilėraštį. Tai taip po pirmą eilutę, žinai, iš originalo. Jo. Tai toks, bet toliau, žinai, jau improvizacija gaunasi. Fainai. Šiaip ne pirmas, žinai, eilėraščio perdirbinys. Kažkada mokykloje esu irgi perdaris vieną eilėraštį Salomėjos Nėries Pienė. Ana? Irgi visai neblogai skambėjo. Apie bomželį tokį. Geras.
Tai va. Aš tai dar... Įsijungia tą meninę gyslelę. Nu, matai, prie mano jis vis tiek, žinai, nepabėgsi nuo to. Aš tai šiandien spėjau labai prasukti gerai, spėjau dar po darbų ir džimą nulėkti, nes šiandien išeiginė man turėjo būti. Bet kadangi aš tam toj pusėje atsiradau su darbu, tai variau džimuką anksti, bet tokia faina, buvo tokia faina džimo sesija, nes atariau džimuką, parašiau tam savo bestijai norvegiškai, lenkiškai, norvegiškai, Norvegijoje gyvenančiam Lenkui, tai Norvegijos lenkiškai bestijai, va, jo. Tai parašiau... Norvegiškai, Norvegiškam... Norvegijoje lenkiška bestė, va, taip. Nes aš turiu Lietuvoje bestę, tai tu, aš Norvegijoje turiu. Nes man reikia, aš turiu su kuo pavaibinti, žinai, aš ten, šiandien, pavyzdžiui, sutarėm su juo, kad jam kiaušinius, aš būsiu atsakingas už kiaušinių eksportą jam, nes aš čia prie pat Vištyčių gyvenu. Tai jam toli važiuoti kitanais, ne? Nu, tai jas nevažiuos tiek, kad nusipirk kiaušinių šviežių. Tai jau aš pakeliu į džimą, tai galiu atvežti. Tai realiai džime buvo kiaušinių perdavimas, ar dar tik bus? Ne, tik sutarėm, kad būsiu atsakingas, sako, tai tie viščiukai laisvi vaikščia, nesakau, nelaisvi, sakau, jie ten uždaryti, sakau, ten techno, ten duoda lazeriais, karočią, viduje vištidės, ten groja muziką, matysi labai gerai kiaušai, tai žvengiam. Techno kiaušai. Techno kiaušai, prisižvengiam, karočią, tai... Kartais reikia tik tai to kažkokio žmogaus, kuris pažadina tavyje tą tokią durnystę, žinai, ir tada tiesiog gimsta iš tavęs vaibas, tiesiog pats su savim gerai jautiesi, žinai. Tai išprovokuoja, kai kurie žmonės tiesiog išprovokuoja, mumis kažkaip įdomiau bendrauti, žinai, o kai manau, kad čia yra būtent arba turi, tu dar neturi, žinai. Gali būti. Bet šiaip, žinai, dabar galvoju, tu realiai būsi kiaušų dileris. Jo, aš įstumdysiu kiaušus. Egg delivery. Bet labai gerai, žinai, kai tiesiai iš Who was asking for some eggs? Tiesiai iš barygos pas mane kiaušai, tai Granai. Labai gerai, patogu. Vištytės barygos. Tai dar šiandien nusikritau kontaktą vieną bičio, kuris kašioras, jaunas toksai, žinai, yra... Aš jau senai čia derinau, žinai, kaip čia man tą kašę pažaistą, čia lietuvių, bandžiau per tą bendruomenę ieškoti žaidžiančių, žinai, lietuvių kašę, bet, sudėtinga, žinai, ten parašai, ten atvažiuoja vienas arba kitas, žinai, čia, reikia žinot vietas, kur gali pažaisti tą kašę, žinai. Jūs nelabai žinai. Čia gali ir rasti, ne, nes... Ne visur nėra, nes čia pagrindė, žinai, futbolas pas juos yra, ne, kašė, o krepšinį... Aš tai irgi, žinok, pastebėjau, kažkada irgi atsimenu, galvojau, tai čia fulio, bet kada gali paspardyti, tai kur kašę pažaisti? Yra tų vidinių salių ir kai kur net leidžia, ta prasme, kam nori, kiek nori ten žaisti, o kai kur, ten aš bandžiau rautis į kažkokią salę, žinai, pasiderinti, sako, tai atsiųsk mailą, sako, papasakok, kas tu esi. Galvoju, eik tu nafik, sakau, aš nevraksiu čia su tavim, ta prasme, aš siūsiu tavo mailą, aiškinsiu, kas aš esu. Rasiu, kur pažaisti ir... Maždaug pofkė, Nu jo, bet jie tiesiog susireikšminę. Tiesiog, vienu žodžiu, radau kanalą, prie kur galėsiu rasti su kuo ir kur pažaisti, kai norėsiu, nes jie ten pastoviai žaidžia. O tai kaip, pavyzdžiui, tarkim, mokyklose nėra, kad būtų kažką kur pažaisti? Mokyklos kokią nors salę ar kažkas tokio? Tai ta sporto salė kažkokia turi tą tokią, bet krepšinio gal irgi salė yra, bet neduos ten, negali ateiti į mokyklą ir žaidžianai. Jo, nebent ten susitarus gal kažkaip, bet irgi turbūt. Bet čia, žinai, sudėtinga būtų. Tai iš ten daugiau ėjau per tokias, didesnės salės, kur ne mokyklos, bet šiaip jie turi ten stadionus ir dar turi įsirengę, žinai. Bet whatever, čia pramušiau kašiuką, tai labai džiaugiuosi, galėsiu pasikašinti kada. Tai man bus kaip ir kardio. Dar mačiau draugas, pažįstamas, lietuvis čia Bergene kokią cool užsiema veikla. Jisai toksai ekstremalas biški, tai jis dabar žiemą, kai čia pasnigo, kalnais jie ten keliese,
karočią, su dviračiais tokiais, nu, gerais dviračiais, žinai, kalnų gerais dviračiais, bet nežinau, elektriniai. Ir varo tamsoj, miške, kalnais. Aukštyn žemyn, žinai. Jo, bet ten padangos, šiaip, žinai, jaučiu, bus geras, žinai. Nu jo, aš įsivaizduoju, nes jau čia dabar nelabai tu pavažinėsi su dviračiu čia. Nu, bet jie varo, žinai, jie tokie, jie, žinai, jau profai, man atrodo, jie ir vasarą varo, žinai, tik sukėsi tos ties profas, tai tu ir žiemą palieksi, žinai, tada dar įdomiau, žinai. Aš tai pažiūrėjau, jie ten su kamerom ant šalmų, žinai, kameros. Tu prasme, grinai, kai tamsu jau būna, jie varo specialiai? Taip, nu visiškai tamsuoja, nu, su lempom ant galvų. Nu, tai ekstremalai, grinai. Jo, bet, nu, cool atrodė, aš žiūriu, wow, oho. Ir čia kalnais netiesiai, kaip Lietuvoje, žinai. Nu, tai maladės. Labai buvo įdomu pažiūrėti. Parašiau šiam kartu. Jeigu tokie, žinai, žaliukai, kaip mes ten varytume ten tu, aš, žinai, ant tokio, tai matyti, žinai, kaip pirmo posakio ir žiūrėk, kad jau kažkur skrendi. Ne, tai mums ten ragas būtų. Nu. Mums ten būtų ragas visiškas. Būtų kaip su mocu man tada. Jo. O kaip dėl moco negalvoji dar, ar jau numetė tą mintį? Ai, dar nežinau, šiaip tai turėjau tokių pamastymų, kad gal pabandyti, žinai, pavasarį išsilaikyti, gal vis dėlto tos teisės. Pamėginti pravažiuoti ir turėti tą, žinai, vienas kategoriją, o ar važinėsiu, nu, bus matyti. Nes kaip ir normaliai, žinai, bet nesinorėtų dar kartą kažką pasidaryti. Jo, nes vis dėlto smagu, kai neskauda kojos ir jinai yra sveika. Ir pritupt, žinai, gali, ir atsiklaupt gali, ir toks, žinai, per visai, nes ta trauma, tai man ten tikrai nepatiko. Žinai, bet kas ten, ne taip pasuksi, ne taip pastatysi, ten pritupsi, skausmas belė koks, tai sakau, kiek čia praktiškai dabar, skaityk, buvo pusę metų praėjo, nu tai realiai kokie 4-5 mėnesiai, kol nebejaučiau, žinai, kad skaudėtų. Jaučiu 5, žinai, kokie. Nu tai normaliai išsibraukia laiko iš metų. Jo. Nu aš irgi taip dviprasmiškai galvoju apie tai. Kažkaip, nu, žinai. O tu palauk, masteigi savo mocą parduotą, ne? Jo, mąsčiau, man šiaip kokio čioperio reikėtų labiau, tai nežinau, man sunku kažkaip atsisveikinti, labai prisirišęs aš prie jo. Žinai, pirmas mocas. Nu, jo. Dėl to, tai kažkaip dar kitų važiavęs, žinai, viską, tai tikrai kažkaip sunku. Man tai toks, žinai, mano pirmas nesėkmingas važiavimas. Nu, ne visai pirmas, ten buvo antras važiavimas. Nes pirmo važiavimo visai dar sėkmingai pravažiavau, tiesiog kažkaip kitą dieną ten susifeilinau. Kažkaip bet, nu, visiškai pamesti. Realiai, jeigu galvosi apie tą važiavimą, kad važiuoti, realiai, nu, reikia imti tuosme pamokas, reikia atidirbti, žinai, tą reikalą, nes čia, nu, nieks negimsta mokėdamas. Manau, kad jo, žinok. Tai va, nes. Tai to užsimti. Biški netaip užteko kažką padaryti ir žiūrėk, jau blynas, žinai. Gal ten dar, žinai, ta kita reakcija būtų bus, gal ten būčiau spėjus ir nušokt, žinai, bet, nu, tiesiog tai fagavosi ir bam. Po mocų, žinai. O tai rytoj eisi tą kalbą daryti su vyriausybė savo? Nu, bandysiu kažkaip tais. Nežinau, kaip pasiseks, bet bus matyti, žinai, ar čia įvyks kažkokių pokyčių ar ne. Nu, manau, kad pavyks, tiesiog pasitikėti savim turi ir viskas čia. Aš tiesiog labai nemėgau tų visų pokalbių šitų, man tokie awkward yra. Tau turbūt irgi, ne? Man irgi, jo, nu man visą laiką tas toksai atrodytų, kur, žinai, kur tiesiog norėtum, kad, žinai, ateina laikas, tau pasako, va čia taip ir tada tu sakai, okei, ačiū, paspaudžiam rankas ir viskas. Bet, kai, žinai, pačiai reikia ten kažkaip šnekėti ir toks, nu, tikrai awkward dalykas. Čia, žinai, kaip maždaug ant kiek yra awkward dalykas, labai panašiai, kai, tarkim, kažkam paskolini pinigų ir tau paskui to žmogui reikia sakyti, kad, tipo, žiūrėk, tu gal jau tą skolą, žinai, kažkaip atiduosi. Toks atrodo, žinai, tavo pinigai, bet net nemalonu priminti ir kažką sakyti. Tai čia kažkas tokio panašu, žinai. Jo. Nu, bet nieko, dėl tos logos pasiderinsi. Ja, tai kažkas. Net tu pirma, ne paskutinė, čia tu, žinai, ateina. Šiaip kitur net būna automatinė ta indeksacija, kad tiesiog pakelia visiems, žinai. Būna. Tai man atrodo, šiaip mums buvo, dabar galvoju,
Tai va, praeitų metų pavasarį kaip tik ir buvo, nes ten tiesiog laikotarpis toks atėjo, kad visiems, žinai, vienu metu. Dabar, kadangi biški yra pokyčiai, tai galima bandyti, žinai, sakyti, kad, biški reikia. Bet aš galvoju, kaip geriausiai prieiti prie šito dalyko. Galvoju, gal su humoru kažkaip, žinai, kad taip su... Ar rimtai geriau tai apie tai šnekėti, ar tiesiog kaip juoko forma, žinai, ir taip paskui rimtai nueiti. Šiaip kažkaip aš įsivaizduoju, kad tai turėtų būti, kažkaip natūraliai, žinai, nes jeigu tu ten bandysi kažką tais ten iš savęs laužti tokio, kur ten tipo, žinai, čia arba taip, arba čia, žinai, išeisiu, čia niekas, žinai, tokiais nesikėlė. Ne, aš nekalbu apie tai, bet aš kalbu, kad tiesiog tą natūralą tavo vaibą, žinai, paprikolinti. Jo, kur, žinai, tai maždaug, ką tu? Ir sakai, ką tu? Dabar apsimes, kad aš esu tavo vadovas. Paprašyk manęs. Ne. Tikrai. Pasitreniruokim. Paskui čia bus, žinai, ką tu, ką vakare, kaip mano alga. Ką, gerai, labai paprastas. Labai paprastas. Tai, žinai, man tai tos toksai, žinai, kur būna, kur ten, tipo, daug kas sako, ar ten kaip rekomenduoju, ar dar kažkaip tais, kur tu ten jau eini, žinai, susirašęs ten kažkokius tais, ten, nežinau, faktus, faktus, pasiekimus, dar ten visokias strategijas ir visa kita, kur ten, žinai, A4 formato informacijos, žinai, arba kur tu nueini taip natūraliai tiesiog išdėstai, žinai, mintis. Aš manau, kad natūraliau geriau negu eiti su kažkokiais ten pasiruoštais. Jo. Kur, tipo, žinai, paskaitytų ir sakytų, ką tu čia pysi protą, blemba. Ja. Taip ir sakyk tiesiai šviesiai, ką čia dabar minioju, viską įmato, žinai. Ja. Pasiruošęs tą klausimą atsakyti, kiek norėčiau. Kiek tu norėtum, jeigu tau užsiduotų klausimą? Toks... Tai va, čia tas sunkiausias, žinai. Jo, tas toksai, žinot, dar galėtume ten kokį porą užmesti. Būt visai gerai. Ne, blemaškai, žinoma, tai čia tas toksai, bet kaip pagalvojus, kodėl tai atrodo turėtų būti keistas pokalbis, ne, nes, Tiesiog už savo darbą, kurį darai, reikalauji, norėtum biškai daugiau, žinai. Jo, toks. Ir 2 variantai realiai, ir gal 3 net variantai yra, kur pasako iškart gerai. Gerai. Kaip, gerai, ateik vėliau, čia viską suderinsim, čia kažką sugalvosim, žinai. Čia yra tas variantas, vienas toksai, kur realiai aš vadovas būdamas tą pasimčiau, jeigu ten gerai viskas su finansais ir žinau, kad geras darbuotojas, ilgametis kaip tu ir sakyčiau, noriu, arba šiaip gal pajokaučiau iš pradžių, sakyčiau, kad tu čia nelabai čia kažką, žinai, čia dirbi kaip dirbi, žinai. Gal pažiūrėčiau kaip reaguotum, žinai, biškai pažaisčiau gal su tavim ir tada sakyčiau, gerai, jokauju. Gerai dirbi, šauniai viskas, matau, kad nori, kažką sugalvosim. Dabar aš biškai čia turiu surinkimą ir aš tau pasikviesiu tave vėliau, pašnekėsim. Arba iš karto aš šnekėčiau, sakyčiau, tai gerai. Kiek tu nori? Ten nori 2, ne, kaval, ten nori 2 punktais dar, kad pakiltų, ne, galim, kokiu 1 punktu tikrai galim. Ir ką tada sakytum gerai, 1 punktas, ar norėtum dar tų 2 datempti? Maždaug, pradžiai skamba visai nieko. Pradžiai. Jo, nes žinai, kaip pagalvosiu, jeigu tau ir 1 punktą kelia, jau gal yra visai gerai, negu kad, žinai, vapšė nieko. Gali ten, žinai, bandyti plėštis, bet gali sakyti, tipo, kad, man labiau patiktų tiek. Žiūri, ką tada sako. Tada gali sakyti, gerai, pagalvosim, peršnekėsim su didesnė viršenybė ir tada duosiu žinot. Va. Ir tada tu sakai, o iki kada duosit žinot? Penktadienį jau norėčiau turėti atsakymą. Gerai, pirmadienį. Nes penktadienį ten bus 1 diena, ryt jau 4. Tai žinai, gal pirmadienį. Tai tu šausi tokį penktadienį, atėjus ta prasme į darbą? Ne, 4. Rytoj. Tai žinai. Tai va, duodim savaitgalį pasigalvoti. Kaip apsimoka tavo vadovui klausytis mūsų podcastų? Nes jisai paklausęs, šiandien bus įkeltas šitas epizodas, jau rytoj žinotų, kad tu ateini į jo ofisą, žino, ko nori tu jo, sakytum, Šiaip, žinai, kas
Klausiau, nori pinigų, ne? Aha, nori, ne? Negausi. Oigišiu. Čia žinai, kas būtų jokingiausia, kai ateini ir tai žinai, žinau, ko atėjai. Ir tada taip, ta prasme. Tai vakar jau girdėjau, tipo, ble, nesąmonės, prišnekėjai, ten nublevysgai vėliakanų, bet pohui, išklausysiu tavęs dabar. Nu, skelk. Ką turi pasakyti? Ir tada taip, ble, čia jau vakar viską pasakiau. Žinai, toks. Na, bet čia, žinai, čia nemanau, kad tai bus. Gal kada nors ateityje. Aš tai manau, kad tiesiog šiaip žinos, ko aš atėjau, nes kažkaip dar kaip peršnekiau, šiandien sakau, ai, beje, sakau, dar norėčiau, sakau, pakalbėti, sakau, su jumis dėl susidariusios situacijos ir dėl, tipo, dėl būsimų, žinai, ten tų visų dalykų. Ir toks, okei, bet toks, žinai, taip, tipo, nepasimetė, bet taip, žinai, iš karto toks, gerai, čia kada tau būtų patogiau pakalbėti, tipo, žinai. Tai čia jam labai natūralus dalykas, tu galvoji, pirma tokia mergina, kuri ateina darant reikalų tavo atlyginimo, tai manau, kad ne, bet tik tais tiek, žinai, čia iš manęs gal tik tais labai keista, nes kai kito laiko, žinai, tiesiog dirbi ir taip maždaug, bus gerai, kad pakeltų. Tai visi breakpointą to turi kažkokią, žinai. Jo, tai toks, žinai, kaip sakau, čia gal ta tokia situacija, bet, nu, matai, čia ne tik dėl tos situacijos, kad, tarkim, keičiasi, žinai, kolega ir panašiai, bet mes dar kaip tik su tuo kolega buvom kalbėję apie tai, kad, nu, po naujų metų vis tiek jau reikės, žinai, nu, kad ir abiem eiti ten kalbėtis, žinai, kaip kas, kad reikia biškai jau persvarstyti, žinai, atlygį ir panašiai, o čia, žinai, dabar gavosi dar taip, kad jisai perina, čia turi naujas ateiti, čia tas ir tada toksai, okei, nu, tai jau vienais, žinai. Tai bet kokia. Tai jau automatiškai, matai, kai keičiasi jam pozicija, tai automatiškai paskaičiavimas turbūt vyksta. Jo, nes jam ir paskaičiavo, iš tikrųjų kažkiek ten daugiau, žinai, tai to labiau ir čia kažkaip. Tai šiais metais, pavyzdžiui, minimumas padidėjo, tai tiesiog viskas auga, žinai. Jo. Tai labai normalu čia yra čia, žinai. Čia realiai nelabai, kad pasakyčiau, kad algos pakelimas, kiek tiesiog tos pačios algos išturėjimas. Nes... Realiai jo, nes vis tiek šiek tiek tokia, žinai. Jo, nes nemanau, kad bus pakelta ant tiek ryškiai, kad pasijaustų, o dabar yra šaibų, žinai, jo. Jau dabar nemanau, jau. Nes jo, iš tikrųjų, kadangi viskas, žinai, tikrai atrodytų ten brangsta, tai manau, kad nelabai smarkiai ir pasijaus, bet, nu, būtų bent jau, žinai, gerai, kad čia pasakyti, išsilaikytų tas toksai, kur, žinai, už pakankamai yra, o ne tai, kad ten paskui palemba kažkaip čia per mažai. Bet tau žinai, ko reikia penktadienį? Tau reikia, kad tėvai privežtų tuos kailinius iš namų ir tu, karočią, penktadienį, kai sužinai, kad tau pakėlė ir eini su tais kaliniais įsirauni, karočią, pas jį į kabinetą. Ar sakai, nu tai žiauriai, ačiū, kaip matot, iš karto aš čia jau... Investavau. Aš iš karto investavau į save, žinai. Ne, aš iš tikrųjų tai atvariau tik dėl to, kad vat aš tų kailinių, žinokit, norėjau. Nu. Reakcija būtų keista, įdomi. Tai dar šiandien vienas irgi, žinai, buvo atvaręs toks pažįstamas klientas. Nu, toks ir pažįstamas, žinai, bet jisai to pačiu ir klientas yra, žinai, serviso. Tai atvarė, sako, blema, sako, mačiau šiandien tavo video, tik tokia. Sakau, tą su kailiniais, o ne jo, sako, blema, geras buvo. Jo, šiaip, tu esi gera turinio mašina, bet tu esi ta mašina, kuri yra už durų pasiliko, žinai, nes tu savo vidiniam tam ratui, žinai. Jeigu tu pradėtum nedvėjoti savim ir kelti, nebijoti, žinai, tų reakcijų ir kelti visą savo kuinę, ką padarai ant prikolo, tai po kiek laiko priprastum prie to ir tiesiog sakytum, visai čia nėra sunku, žinai, nes mes labai visi galvojam, kad mes important esam ir kad visiems įdomu, ką mes darom ir čia visi džedžin, žinai, bet realiai, nu visiems yra pohui yra visiškai, ta prasme, visiškai pohui. Ir aš šitą prasiteisinau čia būdamas, ta prasme, ką aš čia nedarau, aš čia ir muzoną kurt pradėjau, ir kelt pradėjau videoklipus. Ir nelabai tų reakcijų yra, žmonės ten pamato, kažkas ten gal kažkaip palaikina, žinai, kad
ten kažkas nustebtų, o čia tu čia muziką kuri, tu čia videoklipus kuri, tu čia podcastą darai. Nieks nieko nereaguoja, visiems pochui. Mes jį pažiūrė, ai, durnelis. Viskas, tokia reakcija. Tai, žinai, tai... Šiaip iš vis dar tokie, žinai, kur ten parašo komentarą, žinai, ten šūdas, nešūdas ar dar kažkas, tai, žinai, tai iš vis, žinai, nu, kaip nepatiko, peik, žinai, kažkam, kas patiks, norės toliau klausytis, parašys tą gerą, žinai, žodį. O tam, kam ten, tarkim, nežinau, neįdomu ar atrodo nesąmonė, nu, tai tiesiog. Dabar kaip pagalvojus, nu, ar esi, pavyzdžiui, neigiamą komentarą kažkam parašęs? Ne, pas mane yra only good vibes, aš neturiu kam rašyti, kad ir nepatiktų, nerašyčiau kažkaip. O tu esi? Aš kažkaip irgi, žinai, jeigu ten, tarkim, kokie nors video ar dar kažkoks toks, tai dažniausiai būna, kad parašai kažką tais gero, kur ten, tarkim, labai patiko, kažkas, jeigu netiko, tai tiesiog, žinai, kas gaunasi, išjungi ir viskas. Nu, ta prasme, net negaišti to laiko, tiesiog išjungi ir visą, žinai, nes, taip, ai, ten nesąmonė, arba, žinai, kai būna, tarkim, ir tam pačiam TikTok'e, kai eini video, ten kokia nors pradžia ir tu iš karto prameti, nes, nu, matai, nenori, kad tau ten daugiau, tarkim, to paties algoritmo, nu, mestų pagal tą patį algoritmą, žinai, ten tų video, tiesiog jūs greitai praskorolini ir viskas, o ten kas įdomesnio, žinai, tai ten pražiūri, užlaikini, ten kitą kartą, žinai, parašai ir tokį komentarą, kur ten tikrai, nu, dažniausiai nebūna kažkoks tai neigiamas, nebent, nežinau, kaip čia pagalvojus. Šiaip esu nebent komentarą, žinai, kur parašęs, kur, tarkim, jeigu yra koks nors postas, bet, žinai, postas yra geras, bet kažkieno komentaras nesąmoningas. Nu ir būtinai reikia va tam komentarui parašyti kokį nors, žinai, kad taip... Atsišaudai. Jo, toks, žinai, kad atsišaudai. Nu tiesiog, nes, nu pamatai ir taip, brama, tai piktą pasidarė, žinai, nu ir tiesiog šaudė tada, žinai, ten tam komentuotojai ten tą komentarą. Ir tiek, bet šiaip, kad vat gradai po kažkokiu tais postą, tai nežinau. Tai mes šaunoliai, mes, žinai, nesam piktybiški. Kažkaip net gaminu. Nu, tos blogus rašo tiesiog pikti žmonės, nu, tai... Bet kaip aš apsidžiaugiau, nes mes gavome tą pirmą neigiamą komentarą, kaip man nušvito, tai paskaičiau, žinai, tą nesąmonę ir... Yes, pagaliau, pirmas. Žinok, yra antras. Ai, tu parašiai? Ne, aš neparašiau, aš tau įmečiau, žinok, screenshotą, tą pamatysi. Nes prie to, jo, nes prie to parašė tą komentarą. Gan švieži, negaliu, bravo, jokas įma. Kaip sakoma, nu, tai žiūrėk, mumis su Rifu jungia jau, tai gerai, čia labai gerai viskas eina. Bilė jungia, žinai, kam patiko, kam nepatiko. Pamatys, žinai, mūsų ten tą jau išskirtinį logą iškart, ai, na, reikia peiti. Bet tai mes žiūrėk, jau gavom jau net antrą, čia dauginasi jie. No. Dabar vienas buvo, dabar tas su to galų sudurs ir dauginasi, pradėsiu daugėti. Labai gerai. Tai gali ir daugiau kažką tai pasakyti. Labai fainai. Šiaip dar jeigu po šitų kirstų, kaip atsakas, tai tada būtų ir klausimas maždaug. Jeigu neįdomu, tai tada kam tas komentarus rašytų. Ne, nu, bet tai čia irgi nuomonė. Ai, nors gal čia tiesiog nuomonę pasakė, nu. Taip. Tiesiog čia, tai, nu, šitas antras komentaras tai visai normalus, ta prasme, jisai tiesiog... Net ilgesnis komentaras. Žmogus nepagailėjo. Žiūrėk, žmogus nepagailėjo tiek daug žodžių dar parašyti. Taip. Nu, maladėt. Tai va, ačiū jam už paramą mums. Čia realiai... Respektas. Čia ką tik buvo, tai žinai, jo, respektas. Ja, ačiū tau už įžvalgas. Senelizai. Pajungi mumis prie Rifo Hebros. Nu. Tai patys to net nesitikėjom. Nu, tai čia man tai čia iš viso yra garbė. Karočią grįžau šiandien. Pas mane, kadangi sporto režimas, tai turiu labai gerą atkalęs vakarienę, nu arba pusryčius, bet ką. Bet esmė tokia, kad mažai kalorijų ir šaldiklių būna, žinai, tai 2 lašišos gabaliukai šalia, jie airfryerį įmeti, 20 minučių iškepa, įsitrauki, skaniai pavalgai šiltą maistą, pasisotinė, nėra daug labai kalorijų, žinai, taip, nu minimaliai labai, jokio padažiukų, nieko, visiškai vieną lašišą, žinai. Kabaliukais tokiais, šmotukais.
Ir, nu, perfekt. Va, aš... O tu tiesiog tą lašišą suvalgai ir viskas be nieko? Be nieko, jo. Ar kaip? Jo. Nei salatytės, niekas? Nieko. Tik tai lašiša. Tiesiog grina... Grina lašiša. Kaip čia dabar, gerųjų riebalų ir baltymų bomba gal. Jo. Ir karočią, dar biškai pizdėts, tikrai. Pepsi Zero dar biškai įsipilau. Su ledukais ir vakarėlis čia realiai gaunasi beveik, tai... Ir paskui pas tave, skrandai pas tave ten ir plaukė lašiša toj kolai. Atsiprašau, Pepsija. Jo. Jinai plaukia, kaip Olegas pasakojo, ten prikolino kažką apie, kaip ten Pepsi paprašė jam reklamuoti Pepsi, o jisai kolą specialiai reklamavo ir paskui sako, kad tu čia kolą reklamuoji. Kad tu šitas pats, ne tas pats. Tai jisai paskui paėmė Pepsi, išpylė Pepsi, įpylė kolos ir tipo reklamavo Pepsi. Ir tie prašė, kad gerai, kaip reklamuoji Pepsi. Ir tas atrašė jam, kad tipo durniai čia buvo kola. Nu jisai, tai karočią unikalus. Kaip sako, mano visa karjera, sako, ant chuinia pajungta. Iš tikrųjų. Man tai patinka tokie žmonės. Gerai užprikolina iš tikrųjų. Pliama dar kaip tik, kalbant apie tos komikus, dar Vito Žibos irgi turas jau dabar vyksta, žinai. Galvoju, galbūt visai nieko nuvaryti ir Kaune jau taip normaliai tų bilietų užpardavė ten gal kokius 2/3, gal net daugiau. Ir kažkaip galvoju, kad gal vapšiai Kaišiadoris varyti jos tą pasirodymą, nes Kaišiadoryse bus vasario 11, man atrodos, o Kaune tai ten gal kovo pabaigoje, man atrodo, gal kovo 1 kažkas tokio. Nu, toks, žinai, biški didelis laiko tarpas yra. Aš gal būtų fainai anksčiau pamatyti. Ir kitas dalykas, ten visai patogu, žinai, to aikštelėje prie Kultūrkės pasistatytą mašiną, netoli nueiti ir toks, žinai. O iš kur tu taip gaudėsi Kaišiadoryse? Tai... What the fuck? Tai Kaišiadorys iš kur taip gaudausi? Tai mano mergaitė nuo Kaišiadorys pusės. Ai, va. Nu, supratau. Tai žinai. Ten šiaip jau esam porą kartų buvę toj Kultūrkiai. Tai ten gal ta chata netoli yra, ne? Ne, chata tai biškai toliau. Ja, kitoj pusė, biškai toliau. Bet šiaip tais mes tada, kai varėm, tada atsimenu su tėvais į porą pasirodymų. Atrodos. Jo. Porą spektaklių. Tai dabar reikia į Vito spektaklį nuvaryti. Ta blembačkai gerulė ten gerai neįvaro. Gerai, Vita man irgi patinka, šaunuolė tikrai. Tokie... Dabar šiaip geri laikai atėjo Lietuva su tais stand-uperiais ir Viktoras kaip gerai varo. Tikrai tokių gerų yra. Tokių fainų, kad smagu pasiklausyti. O tą specialą žiūrėjai Katerio, ne? Blemba, žiūrėjau, einu, kiek aš žinok, aš iš vis darbę pasileidau, nes karočią po inventorkės ten to darbo, žinai, dar buvo. Ir aš pirmadienį, jo, toks šiandien trečianis, nu tai pirmadienį, man atrodos, darbiškai ilgiau padirbau. Ir blembačkai toks, žinai, dėl fono galvoju, nu pati ta proga dabar iš tikrųjų perklausyti, žinai, nes, nu, atrodo nebus kada ten važiuosi, gal tai labai gerai buvo, žinai, savo darbuojas, nu, ir kažkaip kaip ir susikaupi tam darbu, bet ir ko puikiausiai, žinai, gali to praklausyti. Tai jau ten momentais buvo, žinau, kad tiesiog padėjau, žinai, ten rašiklį, žinai, ant stalo, ten karočią, tiesiog sėdėjau, žvengiau. Jo. Vienas sėdžiu, žvengiu, nes... Aš klikiau, jisai... Ten tokių... Ta prasme, jis taip atitaikė tą... Jo humoras yra pritaikyti, žinai, tos kasdieninės situacijas ir kad visi releitintų labai yra. Ir jisai taip taikliai dabar jau pataiko į žmonės, kur tikrai releitinsi tą dalyką, žinai, kai pakankamai laiko aš darai. Tai Bet ten ir tikrai tokių gerų man ten patiko, kur, žinai, kur ir sakė ten tas variantas. Man panos, atrodo jūs panos tikrai, kad kročiai visus daiktus suslėpėt per naktį, kol mes nematom, o paskui einam kaip durniai klausinėjom, tipo, kur tas ir, žinai, o tu nebandai ten paieškoti, žinai, suslėpėt per naktį, sudėt ir paskui, Iš tikrųjų jos gaudosi, panos gerai gaudosi locationuose. Tai kas nematė, tai Cutler yra, man iš pradžių nepatikai YouTube puslapis, tai rekomenduoju. Aš tai klikiau ten, karočią žiūrėjau ir taip, žinai, grįžti ir random namie, valgai savo po darbu ir žiūri, kad, verki čia, karočią, vienas sėdi kambarį ir verki, karočią, iš juoko.
Ten blembaškai, aš Tas dabar gal visas. tiksliai labai net gaminsi, tai jeigu vėl ten, žinai, maždaug pražiūrint ten tas iškarpas, gal ir galėčiau pasakyti ten, kurios tikrai buvo afigienos, tai viena iš šitų dalių, žinai, ir paskui, kai jis ten pasako apie tai, kad, tipo, jeigu įsiskirtų su ten Aistė vos ne imtų, žinai, ne jaunesnė, vyresnė, žinai, ir ten kaip pradėjo ten tuos, tipo, žinai, ale pliusų sakyti, blėt, kiek iš to žvengiau, negaliu. Ten, ta prasme, miriau, žinai, iš to, kur, nežinau, sakau, ten, bet ten vietomis biškai gal taip ir žoskai pavarė, bet, nu... Nu, pasitabų jau nėra, žinai, humorą, kai... Jo, bet kai supranti tą humorą, tai atrodo visai pochu, žinai, galvoju. Gerai, galime ir taip išklausyti, bet, nu, plemba, tikrai normaliai jau prisijokiau iš to. Sakau, gerai buvo, žinai, smagu atidirbti, kur tipo paklausai ir katležą, ir padirbi ir žiūri, tas laikas geriau praėjo ir dar žiūrėk dirbti geriau gavosi. Bet tai svarbu, tokie realiai performeriai Lietuvoje labai daug duoda visiems, žinai, nes nu, visi žmonės mėgsta praleisti gerį laiką, žinai, kad pažvengti. Daug kas energijos duoda gyvenimui. Tai tokių fainai, kad gyvenam šiais laikais. Visiškai pažiūriu tos ištakas stand-upo, pavyzdžiui, iš Pranausko ten ar ten kitų, žinai, nu ten tos anekdotus, kaip pasakodavo, žinai, nu ten, nu dar ten nebuvo tas stand-upas, bet, nu, žmonėm buvo tada juokinga belekas. Tokius... Realiai jo. Aš pažiūriu tokius lėkštus bajus, sakydavo, žinai, ir visi mirdavo tenai, sakročiu. Tai laikas bėga ir keičiasi žmonės, žinai. Nu, čia jau, sakyčiau, smarkiai, žinai, pasikeitė humoro pasaulyje, manyčiau, kur ten, žinai, kur ten buvo šaprai, ten... Aš tikrai čia žiūrėjau šiandien žinias, kaip kas darosi traumatologiniuose, dabar, kai čia pavarė tos sniego, žinai, tai visi baisiai šovė ant pramogų. Tai dabar traumatologiniuose tiek pramogų yra, kad netelpa žmonės ten, čia... Biški su lūžiais, ne? Baisiai su lūžiais ten, nu vis, kaip karo lauko ligoninė ten dabar, čia išdaužyti visi. Tai, kai pasakė, kiek traumų, kokių traumų, tai ten visos įmanomos kojų traumos ten ir keliai, ir lūžiai, ir čiurnos, ir patempimai, ir... Kaip žiauru. Karočią, nu ten lygioj vietoj, bet ten, nu, žinai, žmonės įsilygė to sniego ir visi dabar šoko ant to ir nelaimė būna. Tai žinok, šiandien vos 2 kartus neįsidrėbiau. Per pietus, jau kai ėjau atgal į mašiną, kažkaip ten susviravau prie nuo bordiūro einant, ten kadangi yra sniego vietomis, žinai, primušta ir tokių nelygumų, kažkaip ten koją pastačiau, biškai taip susviravau, žinai, bet okei, viskas tvarkoj. Ir antrą kartą pakankamai netgi vos ne, net neiškart po pietų, bet gal ten biškai kokiam 10 minučių praėjus, žinai, nuvariau iki kito pastato ir iki antro aukšto jau pasukau, taip, žinai, nuo įėjimo, eiti link laiptų ir ten ant plitkių biškai to vandens gal buvo visi dabar kiek vaikšto nuo to sniego, tai ten irgi taip gerai slysti ir taip sakau, blemba, buvau per plauką nuo biuletenio. Ten, ta prasme, žiauru. Susirau, tai taip, nes jeigu būčiau slydus, nu kaip, slysteliau, bet išsilaikiau, žinai, tai slystelius būčiau grunai ant tų laiptų, tai toks, žinai, blembačkai klausimas, ar ten tiesiog būtų buvo, žinai, sutrenkimas, ar ten kažkas būtų lūžę, nu, bet kad kritimas, tai tikrai būtų buvęs skausmingas. Tai sakau taip, okei, laimingai baigėsi. Tai ką jau kalbėti čia reikia, apie... žinai, labai atsargiai būti. Aš tai, pavyzdžiui, investavęs į labai gerą avalynę, kur net ant pado parašyta Goodyear, kaip padangos. Tai čia pas tave žemynės padangos ant kojų. Tai realiai mano protektorius yra iš padangų, to turbūt padarytas kažkiek tais yra to... Tikėtina. Tai labai gerai sukimba, tausme, ant ledo, čia kai ledo yra dabar nemažai, žinai, tai tikrai einu ir saugiai einu. Nu, blembačkai, maniškai, tai batai tokie, nepasakyčiau gal, kad labai, žinai, žiemai pritaikyti, nes kaip eini, nu, jaučiasi, kad slystelna, bet
kas svarbiausia, net ne tai, kad lauke labai, žinai, pasijaustų, bet, va, pavyzdžiui, kai, tarkim, įeini į pastatą ir jeigu yra tų plytelių, tai jau, jau tikrai reikia pakankamai gerai atkratyti tos batus nuo to sniego, nes kai ne iš karto, žinai, jaučiasi, kad iš karto jau slysta toks vaizdas, kad tiesiog ant ledo, žinai, atrodo, kad stočiau, tai dėl to reikia labai atsargiai. Labiau reikia atsargiau viduj, negu kad lauke. Tai, žinai, keistai skamba. Bet faini batais. Tai, žinai, yra realiai, aš iš ten atvažiavau iš Lietuvos į čia, tai ten rengdavausi, žinai, kad gražiau, kuo gražiau batai, iš estetinės pusės mano avalynė buvo. Čia, kai atvariau, čia ta estetinė pusė niekam nerūpi realiai. Čia žmonės praktiškai avalynę perka ir patogiai turbūt, nes dėl atstumai, žinai, didelis miestas, tai pasikeitė mano avalynė, perėjau praktiškai. Realiai labai ta aplinka daug duoda, žinai, nes kaip aplinkoje, taip ir tu, žinai, pristaikai prie to pačio, žinai, kažką panašaus. Tai... Aš žinau, kažkaip irgi, nes, pavyzdžiui, dar seniau toksai būdavo irgi, kur ten tokius gal tos kerzus, žinai, ten užsidėsi, ar ten dar kažkokius, žinai, tos botus, bet, nu, man tai dabar, sakau, tie patys Helly Hansen tie batai, arba, va, taviškiai, kur irgi yra su Goodyearo padu, žinai, man jie tokie, tie priminantis grinai, tie tokius žygio gal labiau batus, bet, nu, jie žiauriai patogus, kokybiški, tai kažkaip aš irgi labai jau ant tokių, žinok, persimečiau. Ir svarbu, kad būtų ne juodi, bet įdomesnės spalvos. Toks, žinai, kur maždaug gali būti spalvoti, gali būti dar kažkokie tais. Vis maždaug taip įdomiau. Toks, žinai. Tai va, tai, bet blemba, kaip patogiu avalynė, tai, žinai, visai kitaip. Aišku, jeigu reikia kažkur išeiti, nu, tai tada renkėsi kitą, bet kažkaip irgi... Priklauso, kiek judėsi tą dieną, žinai. Jo, bet man, pavyzdžiui, va, dėl to Norvegijai irgi patiko tas, kad, nu, ten visi, kad ir patogiau apsirengti ir kad ir dabar tie visi rūbai, kad ir, tarkim, tie patys darbiniai, nu, jie blembačiai gražus yra. Man, pavyzdžiui, mūsų specovkės patinka. Aš kaip padminė su specovkė vaikštau, nes man... Mačiau, kad tas specovkė kritus. Tai gerai jautiesi, tai ką. Mažiau rūbų reikia per, žinai. Jo, nesakau, tikrai patogiai. Ir kitas dalykas, žinai, va, būtent, nes seniau ir ten tų pačių džinsų ar dar kažko tais pakankamai greičiau susidėvė ar ten susidrožė, žinai. Tik aišku tiek, kad jeigu jau po darbo kažkur tais reikia varyti, nu tai arba varai su specovke, arba varai dar persing, bet tarkim, jeigu ten reikia kokią, nežinau, ten ligonę, arba čia, tarkim, vat, irgi į dantų estetikos kliniką varyti, tai ten varau aš su tą specovkę, gerai, nu atrodo. Tuo labiau, kad švari. Tai, jo, tai žinai, čia viskas mūsų galvoje, žinai, kiek man blokų turim, ar man kažkai, žinai. Šiaip manau, kad jeigu gerai jautiesi tą rūbą užsidėjęs, tai žengi drąsiai. Jeigu aunini tą rūbą, tai matosi, žinai, tai ir kad tau, žinai. Jo, nes kitą kartą, žiūrėk, ten gali kažką, žinai, nu net nežinau, ten kažką, tarkim, elegantiškesnio ir taip toliau apsirengti, bet jeigu tu jausies neužtikrintai ir tau bus, nu, tipo, nelabai malonu su to rūbu, nu, tai iš karto gi matysis. Tai sakau, tu ten, žinai, sakau, su tuo darbiniu rūbu gali geriau netgi kartais jaustis ir iš karto jau parodai, žinai, kad užeini ir taip jau savim pasitiki, čia viskas čia kipiki, žinai. Ir tu sakysi, o, blemba, gerai atrodai. Jo, nu, žinai. Šiaip gerai jaustis rūbose svarbu, žinai. Tai priduoda tokio, žinai, tonuso. Tas, kai tu apsirengęs tą, ką nori būti apsirengęs. Ir dar biški reklamą gaunasi. Nu, realiai. Taip, jo, o geras, iš kur su toks pasakyti, tai žinau, pas mus galima įsigyti. Pasakyti galės ir toj per pokalbį dėl ilgos. Jo, vaikščianti reklamą. Beje, jūs man, norėjau kreiptis dėl jūsų, kad aš reklamos priedo negaunu. Nes aš po darbo su specovke einu... Manęs praeitą kartą klausė, iš kur aš tokias kelnes gavau, sakė, žiauriai geros, niekur nerandu, sakau, taigi čia pas mus yra, norit galiu koduką pasakyti netgi. Sekantį dieną pumpti, užsakymas įkrito. Exactly. Tai va, tai dar norėjau pasidalinti gerom naujienom, kad po biškį žengiu į muzikos pasaulį, jau kurį laiką domiuosi kaip producinti muziką ir paleidau pirmą dainą. Nes realiai prieita, kur paleidau, ten tokia buvo ambaida daugiau, žinai, tai aš
Ačiū. Ten tas repukas, tai ten apie Pafką, tai ten tiesiog buvo, sukūriau, žinai, ant prikolo, bet realiai dabar jau po biškį einu link to, kokią muziką man patinka ir ko gyvenu, žinai, ir ką noriu paleisti. Nes realiai postinti muziką ant, pavyzdžiui, YouTube'ą, tai gali be jokių problemų, tiesiog jeigu nėra copyrightinta nuo kažko, žinai, kad nukopijuota, kai jeigu neranda ten tas, kai skanuoja tą visą video, tai tiesiog gali dėti tą muziką, žinai, nieks nieko nereikia, bet jeigu Spotify nori, tai turi turėti distributorių. O distributorius čia yra kaip, kuris tą muziką paskleidžia visur, žinai, po visus platformas. Ir jau ten jisai kaip jau eini per tą oficialų kelią, žinai. Tai ten ir daugiau biškai pildymo viso, ir ten, pavyzdžiui, Spotify tai užtrunka savaitę, kol ateina į Spotify tavo diena išsiųsta, nes tiesiog Spotify'as tokia eilė turi, kol jis apdoroja viską. Tai, pavyzdžiui, YouTube'as tai momentaliai viską apdoroja. Ten socialiniai tinklai irgi, pavyzdžiui, kėliau socialinius tinklus, kad galima būtų pasirinkti mano dainą, tai labai fainai taip įkėliau, kitą dieną, kad žiūriu, jau yra ir galiu istoriją savo dainą pasirinkti, žinai, ir taip groja mano daina, tai what the fuck, toksai buvo, toksai what the fuck. Čia tas paskutinis gabalas, ne, kur siuntė, kur atrodai ant viršelio kaip Eminemas. Jo, Eminemas. Čia tas Pay and FK boot sequence, kur mano yra mano YouTube. Tai va, tai vienu žodžiu, tiesiog viskas prasidėjo nuo to, kad buvo seilas FL Studio, pigiau įsigyti buvo galima. Per Black November įsigijau ir po biškį vidu, taip žiūriu, kad, žinai, galima krutėti į priekį šito reikalo, tai labai džiaugiuosi. Ir turėdamas laiko toliau judėsiu į priekį. Šitą temą. Pasakyt, kad šaunuolis. Thank you. Ačiū labai. Čia žampamačka, bet... Kūryba yra smagu. O iš kur tu palaukėme į tą FL Studio? Nes čia žiūriu, yra kažkoks imageline.com. Tai čia ir tie jie platina tą FL Studio imageline. Aš tai ir bus, ne? Jo. Tai dar norėjau... Yra koks nors nemokamas prabandymas jos, ar nelabai? Aš čia žiūriu, rašo. Palauk, nors. Nežinau, yra nemokamas. Iš karto, ne? Iš karto mokamas, lifetime nusipirkit tu ją ir paskui, jo, lifetime jo. Vienkartinis. Variantas. Tai... Gal reikės pračekinti. Tai, žinai, daugiau tų programų yra, man atrodo, nemokamų, žinai, bet norėjau su tokia geresnė pradėti iš karto, kad jau rimčiau, žinai. Ta, kur populiari, žinai. Aišku, ką čia smulkintis, ta prasme, jeigu pradėti jau normaliai, žinai. Tai jo, jeigu aš, žinai, GoPro mėtau kairę dešinę, tai man čia imt ar neim, žinai, tą FL Studio. Kas čia tas FL Studio? Nu, tai kas čia? Peikos. Baikės, visiškai baikės. Norėjau paklausti, girdėjau praeitą kartą, kai šnekėjom, kad žadate pradėti mitybos pokyčius, kaip sekasi su svorio metimu ir gamyba maisto. Aišku, svoris dar taip greitai nepradės kisti, žinai, bet jo, kas bent jau kol kas laikosi, tai tas gaminimas, žinai, kad nevaryti ant kažkur, žinai, valgyti ir dar kaip tik šiandien, žinai, šnekėjom, sakau, blemo, gal sakau, visai ir gerai taip namie, žinai, pavalgyti, sakau, ne, kad kažkur tais, tai, žinai, man iš karto jo ir sako, jo, nes skaniau. Aš taip, žinai, kaip fainai, žinai, tas toksai, kad, nu, ir skaniau, ir kitas dalykas, žinai, tos tokios porcijos yra, kur tu maždaug gali ten, tarkim, pradžiai įsidėti gal šiek tiek, žinai, mažiau, bet esmė tokia, kad, nu, ten pritruks, gal dasidės, arba kitas dalykas, kai tu tokią porciją suvalgai, kadangi tas sotumo jausmas, žinai, ateina biški vėliau, nes realiai, jeigu gerai atsimenu, kažkur skaičiau, kad maždaug 10 minučių bėgiai pareina, nes jeigu po 10 minučių tu dar ten jo jautiesi alkanas, nu tai gal tada reikia kažką dar valgyti, bet šiaip dažniausiai po tų 10 minučių tikrai nejausi tu toliką, žinai, vadinas pakankamai, žinai, suvalgiai. Nu ir šiaip tas toksai gal pats tas
pojūtis visai kitoks, kad, žinai, tu ten grįžti, žinai, kažką ten gamini, žinai, tas toksai laikas, taip, žinai, eina. Ir kitas dalykas, čia maždaug būgnai, žinai. Toliau. Jo, ir užsakė treniruoklį. Kokį? Reikės. Tai žinai, kur būna, kaip čia dabar jisai gal skaitosi kaip multifunkcinis, kur yra suoliukas ir tas, užkrito, kur prisitraukimam daryti. Turnikas kartu. Turnikas tarp durgos. Jo, tai tas toksai, žinai, jis yra skaitosi tas multifunkcinis ar kažkas tai tokio. Tai irgi dažnai šiandien man atsiuntė, kaip atrodo ir taip, žinai, sako, kaip imt ar neimt, galvoju, blemaški nuo vietos, aišku, žinai, užims, bet, blin. Gal ir taip, palauk, tai turnikas ir dar multifunkcinis, tai kaip jis atrodo? Ten matai, žinai, kaip gaunasi, blemaški, jeigu dabar raščiau, tas daugiafunkcinis stovas vadinasi, bet paėmė su to, kur yra ir suoliukas tas, kur tipo tu gali, žinai, pasimti ten paskui ir ten štangą, žinai, kilnuoti ant to suoliuko viską. Tik tais dabar, jeigu gerai atsimnasi, greičiausiai bus be svorių. Man atrodo, pas tas stovas, žinai, paskui svorius reikės, žinai, suspirti. Bet tai ten, žinai, ten pasižiūri pradžioje kiek, nes kam ten, žinai, viską iš karto imti, ten ir tie svoriai, žinai, skirtingi, tai gali atsirinkti to, kad tau reikia, žinai, ir susikomplektuoti tiesiog. Bet tam pačiam stovui buvo akcija, gal 100 eurų kainavo. Tai, žinai, sako, imam, neimam, žinai, 157. Žinai, kaip vadinasi, lygiagretė su skersiniu. Čia jau man toksai, žinai, kaip seksšopo dalykas toksai jau. Blemba, žinok, jos skamba. Lygiagretė su skersiniu. Blemba, žinok, tikrai skamba. Viskas buvo gerai, kol įsitraukiau savo lygiagretaus su skersiniu. Jo, įmečiau tavo messengerį, kaip tas atrodo. Kad, žinai, toksai suvokimas pats būtų kaip... Tik tais aš kažkaip primečiau, kad jeigu, žinai, ten tos prisitraukimus ant to skersinio daryti, tai, žinai, toks, galvoju, kad, žinai, čia to svorio normaliai bus, niekur nenusiversim. Ne, tai čia pritaikyta yra, žinai, kad jau tos svorio centras eitų į tinkamą vietą. Bet šiaip šitas labai geras multifunkcinis dalykas, nes ir pristraukimus gali ir dipus daryti, ir ant suoliuko gali ir su štangom viską daryti. Aš irgi panašus su to paturėjau, ne tokį šustrą. Bet aš, kai pirmas buvo šudaunas, kai uždarė džimus, tai jau antram pasiruošęs buvau antrai bangai. Tai nusipirkau suoliuką atskirai, stovus štangą, hantelius. Ir dar tokį, kaip čia pas jumis yra pristraukimam, tai aš į sieną įkaliau pas save namie. Bet tokį net nestaktoj, bet virš lubų, žinai, per betoną, tai ten jau žiauriai. Nes pas mus, matai, dabar staktoj yra, bet, blembačkai, biškai ten nepatogu. Ir buvo tokia mintis, kad, žinai, blembačkai jaučiu, reikėtų pirkti tą normalų šauti sieną, žinai, virš tos taktos, bet kažkaip dabar, kadangi paėmė šitą treniruoklį, tai galvoju, nereikės tada nieko į sieną gręžti. Bet vis tiek būčiau tada palikus, kad tipo nesalonė, žinai, mėgamajam, nes ten patogesnis, žinai, gaunasi priėjimas. O salonė, tai aš dabar čia žiūriu, kad biškai reikės pertvarkymą padaryti, nes kadangi tas, kaip ir rašomas stalas, žinai, jisai nelabai naudojamas, tai sakiau, jaučiu, reikės tiesiog jų atsikratyti ir kažkaip taip šonų, žinai, statyti, nejaučiu palei sieną, nes aš nežinau, kiek ten tas suoliukas, žinai, įsikiša, kiek tas ir toks, tada, kad neit labai į kambario vidurį, tai jaučiu, reikės palei sieną, žinai, tą statyti. Ir dar variantas jaučiu reikės to, žinai, kur, žinai, būna iš tų tokių kvadračiukų, grindų danga tokia, iš kvadračiukų, kaip mozaika susideda. Tai jaučiu, arba šito reikės, kad, vis tiek, kad nestatyt gal ant laminato. Matau, kad čia pas jumis pokyčiai į gerą pusę. Kaip sakoma, Summer Body 2026. Jo, nežinai, kaip pagalvojus, o ko nežinai nusipirkti tą, nes, sakau, mums, žinok, į salę prisiverst, tai čia yra kažkokia tragedija. Kitas dalykas, man girstutį net ir nepatiko ta salė, nežinau kodėl, bet šiaip labai vaibas toks šūdinas tenais buvo, nes, man net nepatiko dėl pačio vaibų. Ten net nesvarbu, žinok, yra, nėra žmonių,
Bet tiesiog... Stiek lėvas vaibas. Jo, tai dar būdavo visai pofik į tą baseiną, tai paskui dar ten nustojame ir toks, žinai, kur maždaug tiesiog paremėm Girstučio baseiną savo abonementiniu mokesčiu, kuris vakar baigėsi. Tai pagaliau džiaugiamės. Tai žinai dabar po tos, tai žinai dabar galima kitur investuoti tos pinigus. Žinai, taip nuskaičiuodavo, tai žinai dabar galima daryti kitą investiciją. Tai, jo, bet realiai jeigu nelipo, tai žinai gal ir gerai, nu, žinai, ne visiems tas salė yra. Jo. Tik sakau, aišku, žinai, kitą kartą, kai norisi kažką išbandyti, geriau tada tiesiog nuvaryti išbandyti, bet žinai, kad nesugalvotinti metinio abonemento, nes vis tiek gali būti, kad neišnaudosi jo, žinai. Jo, tai realiai dabar, kai po naujų metų tie visi džimai, realiai yra kažkoks procentas pastovus, kuris net neina pastoviai, žinai, tai pradeda, žinai, ir pasirašo metam ir moka tiesiog visą laiką. Tai labai gerai džimam tą padėkėlę, žinai, visų pinigėlių pakelia biškėje nuo to. Tai sakau, kažkaip pagalvojus, gal šitą, žinai, šiais naudą, nes, žinai, čia jau yra tokia atveju, kad tau nei kažkur ten per laukai, tai nei dar su kažkom tais tenai, žinai, dalintis čia dviese pakaitomis arba, nu, net nežinau, ten, nu, tiesiog vis tiek kažkaip galima pakaitimis arba kažkas štangą kainuoja, kažkas bando prisitraukimus daryti, nes aš kadangi dar nesugebu nei vieno padaryti, tai aš tik bandyčiau, žinai, daryti. Tai toksai, aš žinau, tai manau, kad gal ir visai geras dalykas, tuo labiau, kad kaina buvo nebloga, bet tikiuosi, kad išeis į naudą. Tai va, žinai, bet kokiu atveju gaunasi pigiau negu metinė narystė. Ne, nu tai jeigu tas, žinai, salė neįėjimas nelimpa ir tu tiesiog ieškai kaip, ką padaryti, kad alternatyvą rasti, tai manau, kad geras variantas. Kažkiek vis tiek pajudėsit. Tai va, labai tikiuosi, kad ir pavyks kažkas tais. Tai pavyks, tai sekit, pasidarykit, aš pavyzdžiui darausi, tai kad ryte vis laikas sveriuosi, žinai. Tai tas tuo pačiu metu sverimasis ir aš rašausi svorį, žinai, tai aš esu visiškai kontroliai savo svorio ir žinau, kurią pusę einu ir tada net yra daugiau noro atsiranda, net kai matai, kad kažkiek rezultato yra, žinai, tai norisi dar jo. Tai čia psichologiškai suveikia, žinai, kai tu visiškai nežinai, tai tu nežinai, ar tau sekasi, ar tau nesiseka. Jeigu tau, pavyzdžiui, nesiseka, tai tu gali, pofik, žinai, einu čia suvargysiu, ką noriu, žinai, taip nesiseka. O kai sekasi, nu gal geriau, aš nevargysiu, aš noriu dar biškį rytoj, kad būtų dar biškį. Ir man tiek keli kilai, žinai, kai taip pakyla arba nukrenta, aš kaip jaučiu. Tuo prasme, vizualiai, nesijaučia vizualiai, žinai, bet tas pats jausmas, lengvumo toksai, nušakė, žinok, man tie 2-3 kilai, tai daug yra labai pojūčio, aš jaučiuosi toksai, tokia, kaip merga pasakytų, tokia stambi karvė jaučiuosi, kai būnu tam savo pike kažkokiam pastambėjimo, nes mane būna tokio etapo čia, žinai, karts nuo karto. Bet tai va, tai dabar va tam esu mažėjimo etapą, tai žiauriai gerai, net va šiandien grįžau, net buvo gera vakarienė, tas lašišinė, nu, perfekt. Nu, džiaugiuosi, žinok, už tave. Maladėc, bro. Maladėc. Ačiū. Šiandien vyno nusipirkau, čia specialiuose parduotuvėse vyną reikia pirkti, ir aš buteliais perku, žinai, ir labai duoda tokio, jaučiuosi labai toks intelektualas. Kai vyną pirkė, ne? Jo, ne kai perku, bet kai parsinešiau namo, žinai, grįžau namo. Parsinešiau namo ir taip laikau šaldytuvę, žinai, kad šaltas būtum. Taip padėjau šaldytuvę, nu, aš tikras toksai aristokratas. Vyną, aš taip su kuvinelį įsipilu, žinai, taip iš butelio, ne kokteilį, ne alų, žinai, o vynas. Labai gerai. Lembačkai aš irgi, žinok, vyno turiu, tai gal reikės kitą vakarą tokį intelektualų pasidaryti. Galėsim kitą seriją intelektualią pasidaryti. Jo, su vyno taurė. Su vyno taurė, labai gerai. Man patiko. I like it. O žinai, dėl to maisto mes tokiai šnekėjom ir, vat, kaip sakai, vat, priklausomai to, žinai, ką pavalgai, kada pavalgai, tai, kai, žinai, būna užėna tas jo irgi
naktį vos ne kažką užvalgyti nori, nevalgysi. Tipo, nu kodėl? Nevalgysi, mes susitarėm, žinai, ir būna tokia bič, kur sakau, kad nevalgy. Negalima, jau per vėlų, žinai. Labai gerai, bet labai gerai. Gali vandens atsigerti, jo. Bet jo, aš norėjau tą patį sakyti, kad tada jeigu nori valgyti, tai tik vandens, stiklinė vandens ir viskas, praeis noras. Nesakau, biškai, aš tada biškai pizdabolio būnu ir sakau, ne, viskas, užtenka. Maladės. Tai, žinai. Reikia padėti nes kitai. Kažkas vis tiek turi, nes čia, kaip, žinai, čia ne iš kažkokio... Bet vasarą nebus lengviau, žinai, to prasme, dabar yra idealiausias laikas kažką pradėti į kažkurią pusę, nes kuo toliau tau bus šilčiau, tuo labiau norėsis į lauką, šašlyką kept, ar ten grillint, ar eit kažkur pavalgyti, pasėdėti, pažvengti. Tai dabar va žiemos laiku ir pavasarį, tai čia yra auksinis laikas, kad galėtum atsipalaiduoti vasarą daugiau. Taip. Tai va, tai šitą, na tai ir baigiam. Aš baigiau, tu baigiai? Aš ir baigiau. Nu žiūrėk, laiku baigiam. Kartu baigiam. Kartu baigiam. Kaip čia palauk vadinasi, kai kartu baigiam, palauk, tai pasiaiškinsiu, aš noriu įsiaiškinti šitą faktą. Baigti kartu. Jo, kariai. Kaip vadinasi, žinau, kad kažkaip vadinasi. Kaip vadinasi, kai baigi kartu. Sinchroniškas baigimas. Galim pavadinti, kad tai buvo sinchroniškas baigimas. Man atrodo sinchroniškas, bet aš mėgstu. Bratiško baigė. Bratkus baigė. Nu, išsiaiškinai? Dar aiškinuosi. Ne? Ne Čia ten nėra pataikiau. taip paprasta. Ne, tu čia žinai. Kaip tu ne ten pataikė, kai jau baigėjai? Kaip sakai? Sakau, kaip tu galėjai ne ten pataikyti, jeigu jau baigėjai? Bet tai palauk, baigęs ir gali ne ten pataikyti. Kodėl negali ne ten baigęs gal nepataikyti? ir jo. Baigi ir ne ten, dažniausiai ne ten ir pataikai baigęs. Gerai skamba. Na, žinok, man atrodo, aš ir grindų dangą dar radau. Ir dabar galvoju, ar pirkti tą tokią, kur grindų danga tokia, čia žiūriu, suviniota jinai, žinai. Ir įvairių dydžių yra, tipo 1,69 m, tada yra 1,8 m ir yra 2,20 m ant 100, ant 1,10 m. Bet galvoju, kad čia reikia man tokio. Radau. Gal būtų pats tas dedu ant 1,10 m. Palauk, primink, ką tu radai? Danga grindų sportinė. Nu, taip pat tokia kaip guminė, žinai, tai guminė, tai tokia iš tokių gal puzlių. Yra ir iš tų puzlių galima įsigyti. Nes patogu tiesiog užsidedini viršaus ir viskas. Jo, o čia, žinai, gaunasi, kad yra vientisa tokia danga, po 1,69 m, 1,8 m arba 2 ant 1,10 m. Tai tiesiog išvinioju, padedi ir viskas, ir pastatai. Tai vad galvoju, ar čia tą mozaiką blemba pirkti, ar čia šitą, nes jaučiu pigiau gausis visą tą pirkti, nes gaunasi šiam 3 eurai. Ta mozaika, jeigu ta paprasta spalvota, tai 2,85 centai už vienetą. Tai gan pigiai. Nu, nes jeigu ten ta guminė tokia danga, kaip būna panašiai brangesnė jau bus. Salėse, tai 8 eurų už vienetą. Ir dar pristatymas 20 darbų. A, jūs juokaujat? O, tai čia iš Kinijos jau eina. Nu, greičiausiai. Nu, jo. Karočią, mes pasiekėm kartu kulminaciją, o tai yra vadinama sinchroniniu orgazmu. Bet žiūrėk, buvau beveik teisingai sakau, kad sinchroniškai baigiam. Tai tik tais... Nu jo, bet aš norėjau va šitą tokį tikslą, jeigu baigti, tai tiksliai mėgstu baigti. Tai norėjau pabaigti šitą sinchroninį orgazmą, šitą kulminaciją. Norėjai tikrai iki galo tinkamai pabaigti. Būtent. Nes aš esu hardworkeris ir mėgstu, kad būtų viskas į taškai ant jį visur sudėti. Tu čia hardcore pavariai. Literatūrinis užbaigimas buvo, šitas pošlas.
Literatūrinis orgazmas. Literatūrinis sinchroniškas Jo, orgazmas. literatūrinis sinchroninis orgazmas. Gerai. Kulminacija, karočią. Gerai tada, tai gerai ačiū tada. tau už šiandien šitą sinchroninį, kulminacinį pabaigimą. Susitiksim už savaitės. Sėkmės rytoj prašant algos. Lauksiu žinių iš tavęs. Prireiks jos. Okay, Ja, stiprybės. You got this. Ačiū tau. You got this. Gatis. You got this. Kad nugatis. Iš karto ten sakai, žiūrėkit, čia man reikėtų biškų su jumis pašnekėti. O čia palauk, ką tu čia mėgdžiai? Net nežinau, žinok, aš Čia kažkoks naujas personažas. Čia kažko, čia Lemo naujas, ką tik išdygo. Išlindo, ką tik Kristos naujas, kažkoks reikia vardėms Turim sugalvoti. Rašydą, turim Anatolijo, čia net nežinau, kas Lemo, čia dar kažkoks. Nu, šitas geras, šitą įsisaving, šitas man patiko. Gerai, turėsiu. Gerai. Ačiū visiems, kas klausot. Ir kas neklausot. Ir kas neklausot, ir kas blogus komentarus rašot. Ir norėjau pasakyti, kad mes dabar jau esame ir TikTok'e, ir mes esame ir Instagram'e, ir mes esame Spotify'e, ir mes esame YouTube'e. Tai... Ja, mes eisim visur, norit istorinę. Jo. Eikit visur, kur norit, komentuokit, mes visur esam, laukiam jūsų, klausykit, žiūrėkit. Jums turėtų tik laiko ir kantrybės pakakti. Jo, ir nesušalkit, nepaslyskit. Va, toks mano trumpas būtų palinkėjimas šią savaitę. Nesušalti, nepaslysti. Nesušalti, nepaslysti, nesusižeisti, išgerti karšto vyno. Jo. Ir saugiai ant sofos žiūrėti filmuką. Jo, pačilinti. Jo, tai gerą čilą. Iki greito. Netflix and chill. Netflix and chill. Susimatysim už savaitės. Ikiukas, hebra. Ir tavo, Krista. Čiau.